Treneri, šį kartą be taškų, tokios iš pažiūros apylygės rungtynės. Kas nepavyko? Įmušt. Turėjom progų, turėjom ne vieną progą ir 1-1 pirmam kėlinį įmušti. Įvarčiai keičia rungtynės, atsidarysim ir bus lengviau. Tikrai pirmam kėlinį nelabai atrodė, kad aišku, antram kėlinį jau pasidavė gal ir 120 minučių prieš kelias dienas žaistų, bet svarbiausia įmušti reikėjo šiandien. Būtent apie tą 120 minučių savaitės vidury norėjau klausti, kalbėjom ir su Andrium Lipskiu apie tai, aš komentuodamas sakiau, kad šitas dalykas gali Sūduvai pakišti koją, bet bent jau pirmam kėlinį tikrai nesijautė to, tai kaip galėtumėt galbūt tą paaiškinti. Varžovų treneris kalbėjo apie tai, kad Marijampolei čia visiems bus sunku ir Sūduva čia prie savo sirgalių žaidžia su papildoma energija ir tas nuovargis kažkur lieka šone. Tai faktas, kad mes prieš savo žiūrovų jie labai stipriai mus stumia ir motyvuoja ir didžiausia pagarba ir didžiausia padėka jiems, bet vėl neapgausime savo kūno, neapgausim visų fiziologinių dalykų, tai jau pirmam kėlinį tikrai žaidėjai su gera energija, tikrai ir pakontroliavo kamuolį ir išpildė tuos daugiau mažiau tuos susitarimus, ko mes norime. Antram reikia žiūrėti tą pačią analizę, tuos pačius GPS rodmenis, ką rodo, bet pirminis atrodo, kad gal fiziškai tiesiog sunku buvo, bet vėlgi turėtumėm prie savo žiūrovų geriau žaisti. Klavas Kramenas pradėjo rungtynes startiniai sudėty, po pirmo kėlinio pakeitėt, ar čia labiau keitimas dėl to, kad dar negali pilnų rungtynių žaisti, ar labiau dėl to, kad gal nebuvot patenkintas, kaip atrodė? Ne, aš visai žaidėjais patenkintas. Čia buvo toksai taktinis labiau, kadangi jis po labai ilgos pertraukos, tas pats buvo ir Kretingoje rungtynėse, o vėlgi 60 minutę, ypač gynėjui, manau, sunkiau įeiti į rungtynės negu per pertrauką. Tai čia tiesiog taktinis planuotas keitimas buvo. Tas įvartis, kurį praleidot, gal jau kažkiek žiūrėjot, kas ten nutiko, kas ko nesužiūrėjo, nes Andrius Lipskis irgi dabar kalbėjo apie tai, kad vidurio gynėjas atsidūrė baudos aikštelėje, nestandartinis toks veiksmas, tai kas ten kaip? Dar nežiūrėjome, faktas įdomu, kodėl Puškarovas ten būtent buvo, bet vėlgi įvartis niekad nėra nepraleidžiamas tuo momentu, kada skersas ar smūgis buvo. Reikia visada žiūrėti 20-30 sekundžių atgal. Bandėme išeiti į kontrą, praradom kamuolį, bloga reakcija darant kontrapresingą ir pasakoja įvartis.